Draugelis buvo kaip vis laikas klipe mano. Ai, čia dėl kraujo, tai su Migle truputį apsipykom. Nekreipkite dėmesio į kraują. Ir jau kiek kartų esu gyvenim pasimokęs, niekad nereikia girtis anksčiau. Štai ir galutinis rezultatas. Supažindinu, kaip atrodys mūsų šių metų eglė. Sveiki kolegos, sveiki atvykę į dar vieną ūkio seriją. Na, nors dabar yra žiemos sezonas, bet vis tiek nusprendžiau įrašyti trumpą seriją apie ūkį, nes kažkas ūkį atsitiko, tai nusprendžiau įrašyti. Buvau suplanavęs, kad palauksiu, kol užsnigs sniegas, kad nesimatytų ten tų visų feilų, kuriuos aš esu pridaręs. Ne, palauk, norėjau, nėra pas mane feilų pridarytų, nusišnekėjau. Tiesiog šiaip norėjau, kad sniegų užsnigtų ir kad kai vertis atvažiuos, būtų sniegų šiek tiek, kad tiek žiema, kalėdos, sniegas gražu. Tai va, tai norėjau palaukti sniego ir pasikviesti vertintus, tada galvoju, sako, viską čia padarys, vertins ir aš gausiu šiek tiek pinigų ir jau buvau planavęs, kur tuos pinigus, aišku, visus išleisiu, tai būčiau vis tiek, aišku, jų visus išleidęs. Jo, būčiau jų visus išleidęs, dabar reiks atšaukti ant tuos visus PlayStation'us, kur buvo visas, gerai, nesmė. Projektą kaip ir viską padarėm, ką buvom įsipareigoję, tai tvorą užtvėrim. Kai kur tvorą spėjau ir sulaužyt. Tvenkinį iškasim. Grybus pasodinom. Šilaugės pasodinom. Laistymo sistemą padarėm. Tai kaip ir viskas įgyveninta. Beje, projektą dar ir viršim, aišku, čia nesvarbu, niekam neįdomu, bet pasodinom dar sausmedžių, kurių nereikėjo. Ir plius šilaugių pasodinom daugiau, negu buvom projektai nusimatę. Va. Štai nemelavau. Štai ir jie sausmedžiai. Bet sakau, prieš tai paskambinsiu į firmą ir paklausiu, gal čia man reikia kažką pasiruošti, kažką reikia padaryti, kad po to atvažiavę nebūtų sakytos staigmena, o kur tas nepadaryta ir tas nepadaryta. Tai paskambinau į firmą, beje, labai džiugu, kad firma viską labai papasakojo išsamei, viskas pasakė, tai galvoju, kad sakau, gal nenorės pasakoti, nes vis tiek sumokėjau jam pinigus jau prieš metus laiko, kad projektą tik tai parašytų už parašymą projekto. Na, bet paskui viskas tvarkoje paaiškinu, tai pasirodo, mano projektų pridavimas yra tik tais 2025 metų žiema. Tai aišku, aš galėjau tą patį suprasti ir iš tų skaičių, kur parašytėm projektų turbūt, ar ne? Turbūt galėjau, bet aš pagalvojau, kad galbūt galima anksčiau priduoti tą projektą, tai pasirodo, anksčiau priduoti negalima. Taip, kad man dar visus sekančius metus reikės laukti ir dar po to tik tais dar sekančiais metais galėsiu savo tą projektą pridavinėti. Tai ką, nieko čia tokio, palauksim aišku, bet viskas tiesiog dar labiau nusitemps, nes kaip suprantu, kol ta parama nebaigta, aš negaliu naujos paramos imti. Ir plius, kaip ir sakiau, mano ten tie pinigai dabar kaip ir yra užšaldyti, nes aš pinigų nesu atgavęs už tai, ką padariau tuos darbus, tai va tiesiog visas tas laikas ir lieka ten iššaldytas. Vis tiek man dar iki uogų daugiau negu metai iki derliaus, man dar 2-3 metai iki to derliaus. Tai po metų, jeigu pasibaigsiu projektą, tada atgausiu truputėlį pinigų ir tada, aišku, vis tiek reikės man investuoti vėl atgal į ūkį, nes man dar patys, žinot, reikės ir patalpų, ir šaldytuvų, visko man ten daug ko reikės. Perdirbimą kažką vis tiek reikės galvoti ir panašiai. Tai va, tai tokia trumpa informacija. Na, o dabar, kadangi čia trumpas būtų į video, tai gali dar pažiūrėti, kaip mums sekėsi šią savaitę gyvenime. Galit pažiūrėti, jeigu kažkas įdomaus bus, tai tik mano dėka, nes aš viską čia ištempsiu. Šiaip tai čia durneliai gyvena, ypatingai tas, kur dabar sėdžiu, tai Jėzus, durneliai, žinot. Na, patys pamatysit vaizdo įrašą, pažiūrėkite iki galo ir patys pamatysit, su kuo man čia tenka gyventi. Beje, kadangi įrašė buvau ir aš, padėkit like, subscribe, ačiū visiems. Miglė prašė paimti eglę, bet pala Miglė, o tai ką, tu nieko prieš, kad čia kitos moteris? Tai kas čia dabar galėjai žinot, kad čia apie medį kalba eina, iš viso aš nesuprantu. Planas būtų šiandien eglę ir papuošti. Oi, žiūrėkit, net nemačiau. Oi, vargšas silniukas. Oi, savo, tai kur gyvūnų teisė žiūri, Vyksta eglės puošimo darbai, kol kas uždėtos tik tai lemputės. Ir tuo pačiu metu vyksta kėdės surinkimo darbai. Tai kėdės bus, manau, lengviausias, kad nors gyvenime surinktas baldas, nes reikia prigręžti tai 4 varžtus. Na štai ir kėdė. Tai kėdė bus va tokia. Ai, čia dėl kraujo, tai su Migle truputį apsipykom. Nekreipkite dėmesio į kraują. Atrodo visai nieko. Ir jau kiek kartų esu gyvenim pasimokęs, niekad nereikia girtis anksčiau laiko.
bus mano lengviausiai surinkta kėdė. Ir va štai jums lengviausiai surinktos kėdės ir netitinka skylės. Dabar su viena ranka bus sunku nufilmuoti, gal kad jūs matytumėt, bet jeigu aš apačioj pritaikau, kad tiktų skylės, va dabar apačioj va skylės tinka, tai tuomet viršui skylės visiškai netinka į savo vietą. Ir galvojau, sakau, gal tas lipdukas atvirkščiai prikliuotas, tai jeigu apsuki į kitą pusę tą kėdę, vis tiek lygiai ta pati situacija. Tai vienas skylės, iš tikrųjų, viršutinės skylės iš visų net netinka. Nu, ta prasme, vien netinka tarp apačios ir viršaus skylės, bet jeigu net, pavyzdžiui, apačiam viršui, šitą, va, jeigu, pavyzdžiui, mes įtaikom, va, kaip matau dabar lygiai per vidurį, kad būtų, tai kitai, va, kiek trūksta iki tos vietos. Tai jeigu dabar suku, kad šitą tiktų į šitą vietą, tai tuomet šitoj pusėje, va, kur gaunasi ta skylė. Na ir aš suprantam, kad apačioj irgi visur niekas netitinka, taip kad nesvarbu, ar taip suksi, skylės netitinka. Taip kad vienas iš 3, kaip matome, kėdė yra brokuota. Na jo, kaip visą laiką, tai man tai sekasi gyvenime, visą laiką taip niekada ir nėra. Tai buvo, jeigu, pavyzdžiui, kokie 5 daiktai, vienas iš jų yra pagėdęs ir man reikia pasirinkti vieną, tai aš tik pasirinksiu, aišku, tą sugėdusį daiktą, taip nežinau, kad gyvenime yra, bet taip jau tokia yra ta mano sėkmė. Tai dabar yra 2 juodos ir 1 oranžinė, šiaip turi būti 2 juodos, 2 oranžinės. Ši bendra informacija apie kėdės, tai kėdės tikrai labai patogius, dėt patogų, nu, nežinau kaip atrodo per kamerą, bet šiaip gyvai yra gražios ir medžiaga tokia labai faina, tokia maloni, minkšta tokia medžiagyti, labai faina, kažkokia kaip veliūros toksai. Tai kėdės tikrai viskas tvarkoj, nu, tik tiesiog viena kėdė buvo truputį brukuota, ten blogai privirintos tos auselės. Ir štai šitaip kėdės atrodo prie stalo, kaip bus. Va, oranžinė, juoda bus. Juoda, oranžinė. Arba ten juoda, čia oranžinė. Nežinau, šachmatais ar kaip čia bus. Bet, žodžiu, viena juoda, viena oranžinė, viena juoda, viena oranžinė. Atsiprašau, dublis numeris 2 netaip turėjo būti. Oranžinė juoda turės būti ir čia oranžinė juoda. Tai atsiprašau, baisiausiai netaip parodžiau visą sistemą, kaip viskas turės būti. Štai ir galutinis rezultatas. Supažindinu, kaip atrodys mūsų šių metų eglė. Na ir prasideda švenčių laukimo periodas. Tai va tokia eglutė, ėmėm ne per didžiausia, kad tilptų šitam kampe. Dar turim tokį bičą su lazda, kaip matot yra po eglė. Taip pat turim dar ateivį ir užrašą GO. Trūksta viršūnės neturim. Oi, čia tai negerai. Klausiu žmogus apie aparatą, tai trumpai galiu pasakyti, šiaip aparatu esam tikrai patenkinti, viskas gerai, kavų kiekis yra pakankamas, daro viską gerai, kava skani. Iš pradžių atrodė, kad va tas kavos rezervaras yra mažokas, bet kaip ir pylim kavos, tai jis tikrai yra nemažokas ir pats tas užtenka. Dar kažkaip iš pirmų žvilgsnių atrodė, kad vandens rezervaras irgi yra mažokas, bet dabar kaip pripilam, tai jis nėra mažas, taip kad tikrai viskas yra gerai. Ir yra vienintelis aparatų minusas, tai yra, kad jisai ganėtinai garsiai daro kavą. Viskas, daugiau kitų minusų tikrai jokių neradom. Kaip ir sakau, viskas gerai. Ar pirkčiau antrą kartą? Aš tai tikrai pirkčiau antrą kartą. Nu, tik tai tas garsas, tai kažkam galbūt, nežinau, kokių mažų vaikų turi ar ką, tai gali išgazinti. Nu, nes tikrai jisai ganėtinai garsiai dirba tas aparatas. Tai va, tai vienintelis minusas yra garsumas. Dar kas gerai, tai čia yra ta pieno sistema. Yra tokia sistema, kad į jokį vamsdelį pienas nepatenka, ten tiesiog varėmelį yra toksai griovelis, jisai čia pučia karštą orą ar kažką, nežinau, ir tas kyla pienas ir per šitą bėga. Už tai galima pilti ir gėrimus, pavyzdžiui, galima pilti ten tą migdolų pieną ir panašiai ir nieko aparatui neatsitiks, va galite pažiūrėti. Dabar padarysim su pienu. Va, tai ta garsai, galite paklausyti, kaip atrodo tie garsai. Kaip ir minėjau, minusas yra garsas. Nu ir gal darimo laikas. Reikėtų šiaip pažiūrėti ant Siemensos, o mūsų kiek laiko daro. Bet man atrodo, kad Siemensas greičiau padaro, negu šitas Philipsas. Nu bet kaip ir minėjau, tai Siemenso kainų rėžis jau yra, kainų kategorija visai kita jau yra.
Ir štai galite pažiūrėti rezultatas, 2 kavos su pienu. Kaip ir minėjau, tai gali būti ir kokosų pienas, ir migdolų pienas. Va. Nu, kava tikrai skani, graži, viskas tvarkoju, puta man tai patinka, viskas yra gerai. Taip kad galutinis verdiktas, už savo kainą aparatas mano manimu tikrai yra geras. Nu, norint aukštesnės klasės aparatų, tai mokėkit ir tuomet ten kelis tūkstančius. Nu, šiuo atveju šitas už savo kainų rėžį, manau, tikrai viską padaro. Tai jeigu dar ir nesugės, viską laikys, tai šiaip asmeniškai aš esu patenkintas. Tai va, klausia žmogus nuomonės, tai panaudojom 2 savaitės, tai va nuomonę galim pasakyti tokią. Antrą kartą tikrai pirktume, vienintelis minusas, garsas, darimo laikas, nežinau, va čia reikėtų nuimti laiką su Siemensu, kiek padaro ir kiek su šito padaro. Nes atrodo, kad tas ilgiau daro, bet gal dėl to, kad tiesiog jisai garsiau daro ir tas, jeigu šalia būni, tai atrodo, kad ilgai ganėtinai daro. Pasislėdėm detalių, čia truputėlį ir bandysim surinkinėti. Nu, neatrodo labai daug, kad paskutinis baldas, kurį rinkau praeitoje serijoje rodžiau, tai buvo 23 lapai, tai čia kaip matot 5 lapai, nu, tai atrodo viskas daug paprasčiau. Gerai, žiūrim, kas čia per 5 lapai, ką reikia daryti. Taip, startas. Reikia rasti šitą detalę. Radau šitą detalę. Tada reikia rasti šitą detalę. Tai šita detalė, kaip suprantu, yra lovos galas, tai yra ten. Tai reikia ją išardyti. Ir tada prie jos reikia prisukti šituos. Radau ir šituos. Eik, tai pažiūrėk, viskas čia žiauriai easy, viską radau per pirmas 10 sekundžių. Nu, nenoriu pakol kas užbėgti prieki, bet man atrodo, čia bus greičiausiai mano gyvenime surinktas baldas. Pabūk čia. O, gražiai stovi. Na ir karkasas baigtas. Tai dabar galim užmesti čiūžinį ir pažiūrėsim, kaip atrodys su čiūžiniu viskas. Aukuojam tokia. Didysis stalčius ir 2 mažiukai stalčiai. Beje, dar liko 2 varžtai. Nežinau, man jie atrodo kaip labai svarbus kažkokie tai varžtai. Tai einu dar kartą pažiūrėsiu instrukciją, nes kažkaip netyčia man liko 2 pirmi varžtai. Jie dar patys pirmi, tai numeris 1, tai čia turėjau pačius pirmus turbūt kažkur tai dėti. Nu gerai, einu dar pasižiūrėsiu, kur turėjo būti pirmi varžtai. Radau, kur pirmo varžtą reikėjo padaryti. Tai va čia, kur dėjau per vidurį tą tokią atramą, tai tokios 2 kojelės apačioje yra. Tai aš tas kojelės prisukau su varžtais, tai reikėjo po 2 varžtus prisukti, medvaržčius, po 2 medvaržčius prisukti ir tuomet per vidurį dar reikėjo tuos varžtus įvaryti. Nu tai čia reikia tiesiog tą čiūžinį nuimti ir per vidurį, kur yra ta juosta, įsuksiu tuos 2 varžtus. Nu va, ir dabar jau tikrai bus viskas baigta. Aš ir galvojau, kam čia ta skylė reikalinga tiesiai po tą koją. Jinai iš apačios dar su medvaržčiais prisisuku va čia kampuose ir pagalvojau, sakau, kam čia ta skylė dar reikalinga iš viso yra. Nu tai jo, tai dabar aišku, kam ta skylė reikalinga, nes reikia įkišti varžtą į šituos varžtus. Nu ir dar galite pažiūrėti, va, kaip atrodys jinai dabar šitaip. Draugelis buvo kaip vis laikas klipe mano. Neša kudašių. Na, aš tikiuosi, kad jisai čia, ką jisai, tai vienas tas triušis čia padarys. Nieko jisai čia per daug nepridarys, tas triušiukas. Man taip atrodo, ką gali vienas triušis padaryti. Pagriauš kažką, bet kiek aplinkui čia visur žiūriu, apeinu, tai nelabai matosi, kad iš čia būtų kažką apgriaužęs, bet jo. Bet iš čia pas mane mėgsta svečiuotis, kai tik ateinu, taip jisai čia ir kemarina tas triušis. Zuikis, atsiprašau, ne triušis. Na tai tiek šiam kartui, kolegos. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit like, paspauskit subscribe, jeigu nepaspaudė. Jum tai visiškai nieko nekainuoja. Na, man tai labai malonu. Susitiksim po savaitės. Iki visiems. Gerų artėjančių švenčių.